Redermalizacija tai yra adatinė procedūra, kurios metu į odą yra injekuojamas gintaro rūgšties ir hialurono rūgšties derinys. Hialurono rūgštis tai yra statybinė medžiaga, jinai padeda odai atsinaujinti, apsaugo nuo odos senėjimo, taip pat pritraukia vandenį, dėl to yra labai geras giluminis drėkiklis. O gintaro rūgštis jinai yra stiprus antioksidantas, taip pat veikia priešuždegimiškai, ypač į kapiliarus, padeda jiems atsistatyti ir turi teigiamą poveikį išsiplėtusiems kapiliarams. Redermalizacija tinka tiek brandžiai odai, siekiant sulėtinti joje senatvinius procesus, tiek jaunai odai, kai pastebimi pirmieji glebumo požymiai, papilkėjimas odos, pasausėjimai, hiperpigmentacija. Dėl savo priešuždegiminių savybių ši procedūra labai tinkama pacientėm turinčiom raustančią odą, išsiplėtusius kapiliarus. Taip pat ši procedūra naudojama paakių atgaivinimui. Po procedūros paakiai pašviesėja, pastangrėja, sušvelnėja smulkios raukšlelės. Specialus pasiruošimas nereikalingas. Svarbu, kad planuojamoje gydyti vietoje tuo metu nebūtų išbėrimo ar infekcijos požymių. Prieš procedūrą oda yra patepama nuskausminančiu kremu. Taip sumažinus odos jautrumą, papulių technika produktas suleidžiamas į odą. Kadangi oda nuskausminta, tai procedūros metu jaučiamas nežymus diskomfortas. Po procedūros oda būna paraudusi ir odos paviršiuje galima matyti papulės dūrių vietose. Jos išnyksta maždaug per 1-3 dienas, priklausomai nuo to, koks buvo naudotas produktas ir nuo odos savybių. Norint pasiekti maksimalių rezultatų, rekomenduojamas maždaug 3 procedūrų kursas, kas 3-4 savaitės, o vėliau išlaikymui efekto galima kartoti 1-2 kartus per metus.